Sveikiname visus susirinkusius į Evangelijos principus pamoką. Šiandien tęsime mūsų seminarą ir nagrinėsime temą tikėjimas į Jėzų Kristų. Ne tik tikėjimas, bet tikėjimas į Jėzų Kristų. 18 pamoka mūsų. Tai vyresnysis pačią mums pradžios maldą pasakysi? Gerai, ačiū. Brangus angaščiausias Tėve, dėkojame Tau už galimybę susitikti kartu, pakalbėti daugiau apie Tavo Evangeliją, apie tikėjimą į Jėzų Kristų. Dėkojame už jį ir už jo auką mums ir už galimybę mokytis daugiau iš šventųjų raštų, iš pranašo liudijimų. Prašau, laimink mūsų šventosios dvasios vadovavimo šioje pamokoje. Padėk mums stiprinti tikėjimą Tavimi ir Tavo Sūnumi. Ir visi tai meldžiamės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū. Vyresnysis. Tai va, kaip visą laiką aš mėgstu užduoti retorinį klausimą. Kas yra tikėjimas? Kas yra tikėjimas? Ir kas yra tikėjimas į Jėzų Kristų? Ar jie skiriasi kažkaip tai? Tikėjimas ir tikėjimas į Jėzų Kristų. Kaip manote? Kaip skaitome iš Mormono knygos, tikėjimas tai yra, jei mes turime vilties tuo, kas nematoma, kas yra tikra, galim sakyti, bet... Viltis, kas nematoma, bet yra tikra. Jo, tai galime tikėti. Sakykime, jei mes manome, kad tai yra tikra, tai galime tikėti tuo, bet tai nereiškia būtinai, kad tai yra tikėjimas tikrais dalykais. O kaip taip gali būti, kad tai viltis, kuri yra, kuri nematoma, bet yra tikra? Kaip galim suprasti, kad jinai tikra? Gal ji netikra yra? Jo, manau, tai kodėl yra svarbu turėti tikėjimą Jėzumi Kristumi, nes visada tada mūsų tikėjimas yra tikra. Jeigu iš Jėzaus Kristaus ateina įkvėpimas, ir tikrai mes žinome, tada taip, tada tikra. Bet į mūsų protą ateina daug visokių supratimų, vizijų, sapnų, suprantat? Ir ar tai iš tikrųjų iš Kristaus? Ar tai iš tikrųjų tikra? Ar tai vyks? Materializuosis tai, ką mes vizijose pamatom? Ne visą laiką mes žinom. Bet kada mes būdam arti viešpaties, nuoširdūs ir gaunam iš jo atsakymą, įkvėpimą, tada galime viltis, kad tai vyks. Suprantat? Ir aš pagal save žinau, tu tą mintį įsileidi, jinai apsigyvena ir tu laikai ją tada. Suprantat? Ateina abejonės, negali būti, čia taip mokslas nesako. Ne, žinau, kad viešpats pasakė, tu laikai. Bet kada ta viltis įvyks, mes nežinome iš tikrųjų. Tai pas mus yra tas 51 tas psalmė, kur parašyta ten, kad galime klausyti savo širdies. Ką daryti? Širdies klausyti. Širdies klausyti. Tai 51 psalmė yra tas. Reikėtų pasižiūrėti tą psalmę, iš tikrųjų. Aš tai pasakysiu tiksliai, kur reikia. Jeigu analizuoti tai, nes... Susikurkit naują širdį, ten yra taip. O naujoj širdį jau geriau. Kokia eilutė? Tu rasi kažkaip. 51 atsiverskit. Taip, 10 eilutėje sako, Dieve, tyra širdį sutverk manyje
Taip, tai yra ir širdis. teisingą dvasią atnaujink. Nu, bet čia nesako, kad klausyk širdies ir bus viskas gerai. 51:10 tai parašyta. Dar yra kitokia. Nu, jis čia sako, apšlakstyk mane įsopu, kad būčiau švarus. Nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą. Vat jau kada aš toks būsiu, tai tada galim pagalvoti apie širdį. Bet daugelie vietų raštas sako, kad širdis yra pats netyriausias dalykas pas žmogų. Ten kyla visokie keisti dalykai. Blogos mintis, paleistuvystės, vagystės, supranti, ir jeigu mes galvosim, kad klausyk širdies ir bus visą laiką gerai, nu, tai taip aš negaliu. Sukurta kita širdį ir tada klausyti. Vot, jeigu sukurta širdis ir dar momentas geras, suprantat, nes su gera širdim mes galim ir su gera širdim nušokti nuo bėgių kartais ir būti nelabai geri, ir jeigu tuo momentu mes klausysim jų to širdies, tai tas tikėjimas gali būti nelabai geras. Sutinkate turbūt su tuo? Čia sudėtingi dalykai, aišku. Nu, tikrai. Mūsų troškimai gali būti netyri. Tai Taip, dėl to reikia atsargiai su jais. Gali būti netyri mūsų troškimai ir mes galim net nesuvokti, kad jie netyri, suprantat? Net nesuvokti. Mums atrodys, kad mes teisūs, su mumis viskas gerai ir tik tai po kurio laiko, jeigu mes labai nuoširdžiai prašysim, kaip Dovydas sako, ištirk viešpatie mane, ištirk mano visus organus, patikrink mane, kad aš susigaudyčiau, kas aš esu. Nu, o tada su tokiu noru taip. O jeigu viešpats sako, jeigu jūs laikysite paslėptą savo nuodėmės nuo manęs, nieko gero. Iš tokio tikėjimo, kuris gyvena ir dirba tamsoje, nieko gero. O mes apie tikėjimą kalbame, suprantat? Va, ir čia mes pradėjom klausimą, kas yra tikėjimas. Tai aš tiesiog sakyčiau, kad tikėjimas tai yra tai, kas ateina į tavo protą, tu viliesi, eini ir darai tai, suprantat? Bet tikėjimas į Jėzų Kristų tai turėtų būti tai, kas ateina į tavo protą iš Jėzaus Kristaus. Iš Jėzaus Kristaus žodžio. Iš šventosios dvasios, kas ateina į tavo protą. Tu įsileidi tada, tikrai žinai, kad taip yra ir tada pagal tai eini. Ir jūs pastebėsit, kad net jeigu įsileisite ir tai tikra, daugeliu atveju tas tikėjimas bus patikrintas. Suprantat? Dievas daleis pagundimų tam tikrų dalykų, kad tu įsitvirtintum tame ir daugiau nebesibogi. Ir tada, sako, jeigu jūsų tikėjimas nebus kaip banga vėjo blaškoma, pastovus, stabilus, nedaleis, tada galim pasiekti rezultatų. Tai vat įdomus yra dalykas. Jeigu galim, paskaitykime Mozijo 3:12. Žodžiu, mes pažiūrėjom, kad tikėjimas yra geras dalykas, reikalingas, bet tikėjimas į Jėzų Kristų yra kur kas daugiau. Taip, berods čia rašo, taip. Išgelbėjimas neateina nei vienam tokiam, nebent per atgailą ir tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi. Vat jeigu mes tik kalbėsime apie tikėjimą sielos išgelbėjimui, tai yra daug daugiau. Nu ir kągi čia sako, jo. Mozijo 3:12 mano knygoje. Bet vargas tam, kuris žino, kad maištauja prieš Dievą. Nes išgelbėjimas neateina nei vienam tokiam, nebent per atgailą ir tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi. Čia jau kalba, jeigu sąmoningai žinom, kad kažkas tai nelabai gerai darom, ir galbūt koks nors draugas ar skyriaus vadovas sako, noriu pasikalbėti su tavim, sako, aš užsiėmęs, neturiu laiko, man nereikia su niekom pasikalbėti, supranti? Tokiam žmogui nieks niekada negalės padėti.
Jeigu žmogus jautrus, nuoširdus, sako, ko man bijoti su Dievo tarnu arba su geru draugu pasikalbėti. Tai. Va, bet vis dėlto reikia būti išmintingam ir aš žinau, kad dažnai pasikalbėjus su gerais draugais, jiem ne visą laiką atrodo taip kaip Dievui, suprantate? Jie kartais užduoda tokį dalyką, kur taip draugiškai, jeigu padarytum, kaip jis pasakytų, tu sulaužytum sandorą su Dievu, taip? Arba jo įkvėpimą pasakytum, gerai viešpatie, sutarėm, darysiu tai, žinau, kad parašyta. Tavo draugas sakys, pas mane gera mintis atėjo, daryk kitaip visai. Ir tu tada paklausai, nieko nesakai, nesusipyksti, bet sakai, aš pasitikrinsiu, iš kur ta mintis, ar yra Dievo žodyje parašyta, iš kur pas tave ta mintis, suprantat? Va, tai žodžiu, su tokiom situacijom reikia atsakyti. Jie ten buvo 51, 10, 11 apie Aš kaip tik sukurti naują seriją. Kaip tik paskaičiau tai. 10 dar 11. Jo. Taip, Dieve, tyrą širdį sukurk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios. Neatimk nuo manęs. Va, kaip tik ką mes kalbėjom. Tai va, tai reikia mokėti susikurti. Susikurt nesusikursi. Čia sako, sukurk, Dieve. Tai Dieve. Jo, Dieve, sukurk man naują širdį. Su Dievo pagalba ir... Pirmiausia, reikia norėti to. Čia ateini su prašymu. Sukurk. Šiandien labai gerą pasisakymą vieną iš apaštalų klausiausi. Sako, Dievui neužtenka, kad kaip čia mums padarytų tą, kaip tą paviršutinišką remontą, aš užmiršau, arba kosmetinį. Kosmetikos. Dievui neužtenka, sako. Jeigu iš tikrųjų Dievui neužtenka paremontuoti truputį dantį, skylutę užbliombuoti, Dievui neužtenka mūsų širdį truputį, suprantat, bet sako, Dievas sako, aš norėčiau į tavo širdį save įstatyti ir palaiminti tave. Aš norėčiau neparemontuoti tavo dantį, bet ištraukti ir naują visai gerą įstatyti, tobulą dantį, suprantat. Tai mums dažniausiai protų tai nepriimtina. Bet, tai Kristaus mokymas sako, jeigu kas numirs dėl manęs, bus gyvas. Bet jeigu dėl manęs ir Evangelijos kas nors sukils, nenorės, tai bus viskas kitaip. Žodžiu, tas mokslas mūsų tokiam kūniškui protui dažniausiai yra per didelis ir per stiprus. Ir Viešpats tą žino, ir jis palaipsniui mūsų augina ir atveda iki lygio, kai mes daugiau ir daugiau galim priimti ir suprasti ir tada bandyti tą tikėjimą. Nes yra labai pavojingai, mes šiandieną paskaitysime, kad velnias nori imituoti Kristaus apreiškimus ir duoti tau tarsi gerų, labai gražių dalykų, taip, besiremiančių kvantinę fiziką. Tu įsivaizduok, pamatyk reginį, užsikabink ir tada, kros nosaik. Bet kokiom sąlygom siek. Ir kada tau tai nepavyksta, tada tu sakai, Viešpatie, aš taip tikėjau tavimi. Ir tu mane apgavai. Suprantat, kas gaunasi? Velnias sako, yra. Taškas. Gol. Suprantat, ne? Įmečiau, pavyko. Va, bet kada tu sakai, gerai, man įdomi mintis, bet aš patikrinsiu, Viešpatie. Padėk man patikrinti, ištirti tą mintį, jo. Ir žiūri, pradedi tirti. Sakai, skaitai Dievo žodį, ten, ačiū, sakai, supratau, kad tai apgaulė buvo. Va, tai yra apie gyvenimo mintis ir apie Kristų. Jo, tikėjimas yra vylimasis to, kas nematoma, bet kas yra tikra. Suprantat, šalia mūsų gyvena tikrovė, kurios mes nematome. Ir kada iš Dievo mes pradedame už to užsikabinti ir daryti, tai gali pasidaryti matoma. Išgelbėjimas gali pradėti darytis matomas, darbas gali pradėti matomas, namas gali pradėti darytis matomas, kuris
kurio buvo nematoma. Ir aš vat atvažiavęs į Klaipėdą pradėjau statyti, man buvo 60 metų, jau senukas patrešęs. Ir sakiau, kaip aš čia ką nors pastatysiu, neįsivaizduoju. Bet ateidavo mintis, sako, nusiramink, mes po truputį, ramiai. Darysim ir padarysim. Nu ir ta mintis buvo materializuota, padaryta. Nelengva buvo, bet padaryta. Jo, labai geras įsireiškimas. Tikėjimas yra veikimo ir galios principas, kuris motyvuoja mūsų kasdienius veiksmus. Tikėjimas yra veikimo ir galios principas. Suvokėte šitos žodžius? Tikėjimas veikimo principas ir galios principas. Kaip galim suprasti galios principas? Tai Dievo energija čia išeina, padeda. Jeigu tu tiki, tos energijos atsiranda daugiau. Taip, Dievo galia ateina, Dievo energija. Tikėjimą, jo. Ateina mintis, tu laikaisi, nepaleidi tos minties ir dar prašai, kad Viešpatie pastiprink, padėk. Aš jau pradėjau abejoti, suprantat? Ir eini, viskas gerai, einam sūnau, viskas gerai, einam, supranti? Galia, ateina galia. O jeigu nėra galios, kaip būna? Tikėjimo nėra. Užsibaigia tikėjimas, suprantat? Užsibaigia, tikiu, einu ir vis mintis jų daugiau ir daugiau ateina, tau nepavyks. Suprantat, tau nepavyks. Paskaityk straipsnius, pažiūrėk, ką mokslas sako. Tau nepavyks, supranti. Ir tada tu pradedi abejoti. Tarp kitko, mokslas mūsų pasaulyje tik tai, jisai gali 1% įrodyti tų visų dalykų, kas vyksta, o apie Dievo ten tas visas galias, tai visiškai jis nieko nesigilina ir nieko neišmano. Jau mes po truputį artėjam, bet vis dėlto tai mums dar kosmosas yra. Aš vis daugiau skaitau apie mūsų protą, kaip jisai, mokslininkai nagrinėja, kaip protas dirba, supranti, ir prieina išvados ir jie vis sako, ir mes nežinom, kaip jisai dirba. Mes nagrinėjam tos smegenys, tyrinėjam, rašom ten visokias hologramas, daro visą, bet kaip ten ateina, išeina tos mintys, sprendimai visi, sunku pasakyti. Aš tiesiog nesu tos srities mokslininkas, bet aš stebiu savo protą, kaip kokios tos mintys dažnai nepastovios būna. Ir vienos malonios, geros, ir džiugesi teikia, kitos iš pradžių džiugesi, paskiau tu nusiramini, paskiau jau nuliūsti, galvoji, o viskas keičiasi, reikia pasitikrinti. Va. Tai pažiūrim dar vieną eilutę, Almos 30, daugiau bus eilučių, Almos 32, 21. Gali paskaityti. Ir dabar, kaip sakiau apie tikėjimą, tikėjimas nereiškia tobulą pažinimą apie kažką, todėl jei tikite, jūs vilitės to, kas nematoma, kas yra tikra. Todėl jūs vilitės to, kas nematoma, kas yra tikra. Ir mūsų vadovai kartais mokina, sakysim, turėjai viziją, ar apreiškimą, ar mintis atėjo, užrašyti ir pradėti tikrinti. Bet jie dažnai sako, atėjo tikėjimas, tau kažkoks stambus plastas nukrito, suprantat, daug informacijų. O tu gali sakyti, Viešpatie, dabar pasmulkinkim, mažytėm dalelytėm. Kaip pirmas punktas, kaip antras ten bus, kaip trečias. Ateina dar informacijos, o kaip dar tarp tų punktų bus, supranti? O tarp tų punktų gali ateiti mintis, o dabar tu sužinok, išsiaiškink tą, bet kad būtų faktai, ne kas nors girdėjo, tą išsiaišk tą ir pradeda daryti ir viskas atsistoja vietas, tas. Ir tu sakai, supratau, žinau, kad nepasieksiu to tikslo, supranti?
Arba ateina mintis, eik toliau, važiuok. tą dabar padarysim, dabar tą, matai bendrą vaizdą, dabar smulkmenas darom tarp tų vaizdų. Ir pasiekė rezultatą. Ir aš atsimenu, kada pasistačiau tą savo ūkelį, dirbtuvės pasistačiau ir neturėjau darbo. Tiek laiko daug ieškojau visokio darbo Klaipėdui ir nežinojau, ką daryti. Tada nuėjau į bažnyčios kursus apie savarankiškumą. 3 mėnesius lankiau kursus ir ten pilna punktų buvo, ką reikėjo įveikti man. Tikėjimu, suprantat, sužinoti. Ir aš pradėjau įveikinėti ir kaip įveikiau, pasirodė, kad neįmanoma. Iš proto man atėjo atsakymas, kad neverta to verslo daryti. Tiesiog tau neapsimoka. Bet vieną dieną tarnavau, valiau bažnyčią, šlaviau, galvojau, kokį čia man darbą susirasti. Ir atėjo mintis, sako, daryk tą darbą, kuris tau pasirodė, kad neverta daryti. Pradėk daryti. Sako, ir aš tau padėsiu. Kaip, viešpatie? Padarykim planą. Susirašiau punktus, planą, ką po ko daryti. Daug buvo punktų, suprantat? Padarysim iš pradžių tą, paskiau tą. Tai sakau, aš senukas, viešpatie, man bus sunku kelt, su metalais dirbti. Kaip aš padarysiu? Padarykim planą. Nusipirk priekabą, pastatysim kraniuką, nusipirk didesnę mašiną, po to tą, žiūrit, gaunasi. Viskas vyksta, supranti? Vau, sakau. Kūrėm įrengimus, sudėtingiausius įrengimus, sukūriau, padariau, kur nėra analogų. Iš kur? Iš vizijos, iš minties, iš dvasios, taip. Bandžiau bendras formas braižyti, pritrūko smegenų. Sako, dabar modelį pasidaryk, maketą, kaip viskas dirbs. Pasidariau su adatėlėm, taip. Suskaičiuok petys, jėgas. Padariau. Dirba. Gaminam. Puikiausios staklės gavosi. Įdomių dalykų. Atvažiavo draugas pas mane. Žiūrėjo. Sako, tu taip sustiprinai mano tikėjimą. Aš galvojau, kad čia tik tai nepraktiškas dalykas, supranti, tik tai gali geresnis būti, atgailaut, bet kad ir darbe, kasdieniam gyvenime ateitų pagalba. Sako, nežinojau to. Aš daviau tiesiog tokį pavyzdį kaip liudijimą, kad jeigu mes rimtai žiūrim į Viešpaties įsakymus, mylim jį, tarnaujam kitiem, tada jisai mums tarnauja. Toks įstatymas, supranti. Jo. Ir tada dar 28 eilutę galim paskaityti. Čia daug, iš tas skyrius labai, kietas, geras, bet mes gal dar truputį, jeigu liks laiko, sugrįšim prie šitų dalykų. Galiu aš, arba atsivertė Algimantai, ne? Aš paskaitysiu. Kokia 28? 28 eilutė, 32 skyrius, 28 eilutė. Iš Almos 32 skyrius, 28 eilutė. Dabar prilyginkime žodį sėklai. Sėklai, taip. Dabar skirsite vietą, kad sėkla galėtų būti pasodinta jūsų širdyje, štai jei tai tikra sėkla arba gera sėkla, tai jos neišmesite lauk savo netikėjimu, pasipriešindami Viešpaties dvasiai, štai jie pradės brinkti jūsų krūtinėje ir kada jausite šios brinkimo judesius, jūs imsite sakyti savyje, tai turėtų būti gera sėkla arba geras žodis, nes jis pradeda plėsti mano sielą. Taip jis pradeda apšviesti mano supratimą, taip jis pradeda man patikti. Įdomus išsireiškimai. Žodis kaip sėkla, suprantat? A kas yra sėkla? Kas yra sėkloje? Gyvybė. Sėkloje yra įdėta programa. Informacija. Jo, informacija. Kad prie tam tikros temperatūros, prie tam tikro drėgnumo arba prie tam tikrų sąlygų prasideda procesas ten. Suprantat? Jeigu temperatūros trūksta, drėgmės trūksta, procesas nevyksta. Sėkla gali būt. Ten Egipto piramidėse bele kiek būt laiko, kelis tūkstančius metų. Programa yra, bet neveikia. Jo. Bet kada atsiranda drėgmė, tam tikra šiluma, prasideda procesas. Tai su Dievo žodžiu irgi panašiai, kad
Turi būti pasėtas tas Dievo žodis, turi būti priimtas jisai, neišmestas lauk. Reikia turėti norą, reikia turėti apmastyti. Ir sako, jeigu ta sėkla tikrai yra veikianti, pamatysit, kad jūs pradedat kažką jausti. Nuotaikas, gerą įkvėpimą, kad dėl tų žodžių, dėl tų supratimų man patinka, aš daugiau noriu. Bet čia sako taip pat. Sako, taip, leisite, kad būtų pasodinta jūsų širdyje. Štai, jei tai tikra sėkla arba gera sėkla, jei jos neišmesite lauk savo netikėjimu, suprantat, ją galim išmesti lauk. Mes labai įdomius dalykus paskaitysime. Nukrenta sėkla, ir tu pamastai, sakai ne, lauk. Pasipriešindami viešpaties dvasiai, tai, nes viešpaties dvasia, girdi žodį, jinai atneša prie tavo širdies ir žiūri, ar tu įleisi tos žodžius, ar pamastysi ir tavo vidinis žmogus sakys ne, nenoriu. Tai gali atidengti mano nuodėmę, arba man reikės pakeisti savo gyvenimą iš esmės. Nenoriu. Lauk. Ir sako, jeigu jūs pasipriešite viešpaties dvasiai, štai jį nepasipriešinsite, tai štai jį pradės brinkti. Jo, brinkti jūsų krūtinėje. Ir tada jausite šios brinkimo judesius, jūs imsite sakyti, kad tai gera sėkla. 31 eilutėje taip pat. Aš čia truputėlį taip padrikai, bet gal mes sugrįšime. Ir dabar, štai, ar jūs esate tikri, kad tai gera sėkla? Sakau jums taip, nes kiekviena sėkla veda pagal savo panašumą. Suprantat, įdomus išsireiškimą. Jeigu tai Dievo sėkla įmesta į tavo širdį, kas išaugt turėtų tenai? Tai iš Dievo sėklos, jeigu jinai atitinka visas sąlygas, tai išauga geras derlius. Koks geras derlius? Jeigu obuolio sėklą įmesim, kas išaugs? Obelis. Ir obuoliai tokie, kaip ta sėkla panašus buvo. Taip, jeigu ąžuolo gilė, tai šiandien. Taip, užaugs ąžuolas ir bus gilės su ta programa, taip? Taip. Kuri augs, tokį patį ąžuolą gali išauginti. A jeigu Dievo sėkla įmesta, su savo programa, ką jinai užaugins? Tai čia dvasia užaugins. Dievo vaiką, Dievo sūnų, Dievo dukrą užaugins, kuris gali būti paveldėtojas visko, ką turi tėvas. Va. Su visais didžiuliais palaiminimais. Bet reikia prižiūrėti tą sėklą. Va. Nes kiekviena sėkla veda pagal savo panašumą. Supraskite, tai įdomu. Kiekviena sėkla. Taip, ir dabar mes sugrįsime. Čia dar įdomiai pasakyta, gal vis dėlto aš paskaitysiu tuo pačiu. Tai. Gal nuo 36 eilutės paskaitysi, to pačio skyriaus. Štai sakau jums, ne, ir neturite atidėti šalin savo tikėjimo. Neturite atidėti šalin savo tikėjimo, nes jūs tik panaudojate savo tikėjimą sėklai pasodinti. Suprantat? Pradžiai, čiūčiut, leidote jai pasodinti, tikėjimą panaudoti. Įdant atliktumėte bandymą, kad sužinotumėte, ar sėkla yra gera. Ir štai, kai tas medis pradės augti, jūs sakysite, puoselėkime ir labai rūpestingai, kad jis įsišaknytų
idant augtų aukštyn ir atvestų mums vaisių. Ir dabar štai, jei puoselėsime jį labai rūpestingai ir jis įsišaknys ir augs aukštyn ir atves vaisių. Bet jei nesirūpinsite medžiu ir nesuksite savo galvos dėl jo priežiūros, štai jis neįsišaknys. Ir kada užeina saulės kaitra ir svilina jį, kadangi jis neturi šaknų, jis nudžiūva. Ir jūs išraunate jį ir išmetate lauk. Įdomus palyginimas. Ar mes čia ką nors galim su Dievo žodžiu, kada pas mumi pasėtas jisai, padaryti vienaip arba kitaip? Prašo, kad galime. Sako, jeigu jūs labai rimtai puoselėsite ir prižiūrėsite jį, jis įsišaknys. Yra du dalykai, turi būti gera žemė, tai yra mūsų širdis, mūsų noras, ir kitas dalykas – darbas su ta žemė. Žemė gali būti kitą kartą nelabai gera, bet jeigu mes tręšim, prižiūrėsim, purensim, sako, tas medis įsišaknys. Ir mes pažiūrėsime labai įdomių supratimų dabar iš Mato 13 skyriaus. Irgi apie sėklą rašo. Aš tai atsiversiu. Mato 13 skyrius. Jo, čia pirma Evangelija iš Naujojo Testamento. Taigi, Mormonų knygoje rašo, kad žodis kaip sėkla yra. Ją galim pasėti, prižiūrėti ir puoselėti. Ir čia viešpaties pranašas sako, viešpaties Jėzus. Ir šičia. Jo mokinys Matas sako, nuo 13 skyriaus Mato, gal nuo 3 eilutės aš paskaitysiu. Jis daug jam kalbėjo palyginimais. Štai sėjėjas išėjo sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito palei kelią. Ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito uolėtoj vietoj, kur buvo nedaug žemės. Jie greitai sudygo, nes neturėjo gilesnės žemės sluoksnių. Saulei patekėjus, daigai išdegė ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Atsivertai. Mato 13. 20 puslapį. Jeigu galite vyresniai, padėkite atrasti. Tiesiog labai svarbios vietos. Mato 13. Aš turiu kitą Bibliją. Paskaičiau 2, 3 eilutę. Saulei patekėjus, daigai išdegė ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Įsivaizduojat sistemą, jo? Nukrito, kur nėra daug žemės. Vieni daigai nukrito palei kelią. Ten iš karto aišku, kad sąlygos negali būti geros, ne? Drėgmės gali trūkti, šiluma arba per didelė, arba per maža. Kita žemė. Kita žemė, tiesiog bulė ant akmens kažkur, tai viskas. Į uolas nukrito į uolą, tai ten truputį žemės yra, gal centimetras 2. Iš ryto, kada rasa nusileidžia, drėgmė atsiranda, šiluma atsiranda ir ta sėkla sako, vau, man geros sąlygos, galiu augti, supranti. Ir pradeda daigelis į viršų, šaknelė į apačią, galiu augti. Bet saulė kyla, drėgmė dingsta, temperatūra auga ir sėkla sako, vau, man nepatinka, mirštu. Suprantat? Ir tas procesas vyksta. Vaisius neužauga. Nors sėkla gera, tikra, labai nuo gero superinio vaisiaus, bet nesuveikė procesas. Kiti nukrito tarp erškėčių. Skaitom 7 eilutę. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos.
Nu, truputį įsivaizduojat, ne? Yra žemės normaliai, bet tenai šaknų pilna. Žinom, kad jeigu jūs pastebėjot, kad erškėčiai per metus laiko užauga metrą, pusantro metro, tankiai pavaro. Akvietys kiek užauga? Jeigu geros sąlygos, jeigu palaistytas viską. O tai jau tarp erškėčių jau tarsi drėgmės yra, tarsi žemės yra, tarsi pradeda sėkla jau dygti, daugiau auga. Mes kalbam apie Dievo žodį ir tikėjimą. Suprantat jo? Nes čia sako, Kristus išėjo sėti Dievo žodį, platinti Evangeliją. Jo. Ir dar kiti nukrito į gerą žemę. 8 eilutė. Ir davė derlių. Vieni 100-eriopą, kiti 60-eriopą ir dar kiti 30-eriopą. Kas turi ausis klausytis, te klauso. Tai ko sėkla skiriasi? Sąlygos, sąlygos. Sėkla nesiskyrė niekuom, bet sąlygos skiriasi. Arba dirva skiriasi. Ir koks skirtumas pagrindinis? Sako, kas turi ausis klausyti, te klauso. Kas rimtai tai žiūri. Apmąsto tos žodžius, kur Kristus sėjo, arba jo dvasia sėja žmonėms. Jinai sėja daug kur, bet ne visi rimtai jo žiūri. Priėję mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais. Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Ne visi gali atidžiai klausyti, ne visų vidus priima. Kai kurių žmonių siela iš karto atmeta, kai kurie net neina tenai visai, kur gali būti Dievo žodis ar kur. Jos traukia visai kitokią aplinką, bjauri aplinka traukia. Bet kiti normalūs žmonės gali ateiti pasiklausyti ir sakyti, o, įdomu. Taip. Kiti klauso, ai, kažkaip man čia daug rūpešių. Kiti slavo, norėčiau, taip džiaugsmas. Bet ne. Ir paskiau Kristus išaiškina tą palyginimą. Jie sako, viešpatie, taip. Paaiškink mums, sako, apie ką tu čia aiškinai šitą palyginimą. Sako, ne visų žmonių širdis priima. Vienų žmonių širdis, 15 sako, aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nematytų akimis, neišgirstų ausimis ir nesuprastų širdimis ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Matot, visą sistemą. Nerimtai klauso, matydami, kas vyksta, nerimtai žiūri, širdimis nesupranta ir ką Kristus sako. Aš negaliu pagydyti tokių žmonių, nes mano sėkla, kurią beriu plačiai, atšoka nuo jų, nesilaiko, nesudygsta, neužauga. Bet palaimintos jūsų akis, nes mato, ir jūsų ausis, nes girdi. Iš tiesų sakau jums, daugelis pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir girdėti, ką jūs girdite, ir neišgirdo. Jie laukia tos dienos, kada tu ateisi viešpatie į žemę. Ir mes ne tik tai vieną kitą mintį girdėsim, bet matysim, kaip tu vaikštai, kaip tu kalbi, kaip viskas vyksta žemėje, kada tu pasakai. Jie laukia, bet nesulaukia, bet sako, palaiminti jūs nesulaukite to. Tad pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. O pasiklausykite. Pas kiekvieną, kuris girdi karalystės žodį ir nesupranta, aš 19 eilutę skaitau, matote jo, karalystė ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta jo širdyje. Ar tai įmanoma? Jeigu tikėjimas mažas, tai įmanoma. Pasirodo, kad taip. Taip.
Vieni dalykai pasėja juos, nuberia, mes apmastome, vaikštom, viena, antra, trečia ir galvojam, palauk, kas ten buvo pasakyta. Neatsimenu jau. Nėra, viskas tuščia. Kažkas pasėjo, kažkas iškrapštė. Tai vat sako, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta. Tai vat žodis kaip sėkla, galima įmesti į mūsų sąmonę, į protą, bet galime ir išimti. Ar mes esam šeimininkai? Tarsi esam. Jeigu rimtai tai žiūrim, sakom, ne, aš galvosiu apie tos žodžius, aš prašysiu Dievo, kad apreikštų, kaip jie veikia, kaip man sujungti su gyvenimu. Tada, sako, viskas gerai. Va, bet čia, sako, o tie, kuriuos išplėšia, tai yra pasėlis prie kelio. Kur nukrenta, laisvai vėjas ten varinėja, mato ir vėjas, čia paukščiai, sako, mes paskaitysime. Tai yra pasėlis prie kelio. Kad, sako, paukščiai atskrenda ir tą sėklą surenda, sulesa, žodžiu, kur buvo ant kelio. Taip, pat panašiai mūsų širdie taip gaunasi. 20. Pasėlis uolėtoje vietoje tai tas, kuris girdėdamas žodį, to jau su džiaugsmu priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus, kilus kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jis tuoj pat pasipiktina. Jo viduj kyla nepasitenkinimas. Jeigu čia Dievo žodis, tai turi būti viskas tvarkoje. Jokių problemų nebus. Bet pasirodo, ne, mes turim savo pastangų įdėti, kaip apie tą medį. Jeigu mes neprižiūrėsim, nelaistysim, neravėsim, sako, ateis saulė ir jisai nunyks. Pasėlis tarp erškėčių yra tas, kuris klauso žodžių, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbė žodį. Ir jis lieka nevaisingas. Jau išaugo, jau paaugo, jau pradėjo varpa atsirast, želmuo, viskas, bet vis dėlto erškėčiai nustelbė jį. Pasėlis pasėtas geroje žemėje yra tas, kuris girdi žodį, supranta žodį, tas ir neša vaisių. Kas duoda 100-riopą, kas 60-riopą, kas 30-riopą vaisių. Jūs neskubat, bet ateinat ir sakot, aš noriu dar sužinoti apie Dievo žodį. Aš noriu daugiau sužinoti. Taip, nežinau, ką jūs jaučiate, kaip jisai veikia jumyse, bet jeigu jūs leisite prisėti jo pakankamai daug ir prižiūrėsite, jis duos nuostabius vaisius. Ir jis dar labai įdomu kitą palyginimą pasakė. Su dangaus karalystė yra taip, kaip su žmogumi, kuris pasėjo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo. Įsivaizduojat šitą situaciją. Sėklos nieks neišrauna, jinai auga, bet prisėjo kitokių sėklų. Invazinių. Invazinių, jo, iš kosmoso. Invazinių, jo, iš tikrųjų. Žinot, kad raugės labai panašios į kviečius. Jo, bet tai yra piktžolės, nuodingos piktžolės. Ir jos tik tai pasirodo iš tikrųjų, kas yra, kada suauga ir tie. Va. Žmonėms bemiegant atėjo ir pasėjo, tai yra dirbant ramiai savo darbą, miegant atsikėlus iš ryto, ateina įdomių minčių, gali, suprantat. Mormono knygoje sako, ir prašykit iš vakaro, kad Viešpats saugotų jūs bemiegant. Jis nebereikalo taip sako. Jo. Žmonėms bemiegant atėjo priešas ir kviečiuose pasėjo raugių ir nuėjo. Kai želmuo paaugėjo ir subrandino vaisių, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėję klausė šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Ir jis atsakė, tai padarė priešas.
Tarnai pasiūlė, jei nori, eisime ir išravėsime. Jis atsakė, ne, kad kartais ravėdami rauges neišrautumėte kartu ir kviečių. Aš kartais paraviu braškės pas save ir matau kartais, kaip pačiam tam kote, tiesiog kartu ir piktžolės sėdi. Ir buvo taip, kad išroviau ir braškės. Nedidelės braškės, roviau pienę, žiūriu ir braškė išsivertė, suprantat. Tai vat sako Kristus, būkite atsargus. Galbūt tai, kas į mūsų protą ateina, ir abejonės, ir visa šita, negalima, kad kažkas tai nachališkai ateitų ir sunaikintų tai. Tik švelnumu, gerumu, įtikinimu, žodžiu, leisti Kristui veikti ir pačiam susigaudyti, kurios mintys geros, kurie žodžiai, principai geri ir kurie ne. Ir įsitikinti ir sakyti, ta mintis nebuvo gera. Tiesiog aš atgailauju ir prašau Viešpatie, pašalink iš mane ją. Tai taip truputėlį aš pakalbėjau ir norėjau, kad mes giliau suprastume apie tą sudėtingą reikalą, kas darosi mūsų prote, mūsų sąmonėje, kad mes tarsi šeimininkai, bet šeimininkai tada, jeigu tikėjimas yra iš Kristaus. Jisai geras ir jisai prižiūrimas ir puoselėjimas. Ir kada tas medis įsišaknyja, tada jau jį sunku išrauti, bet iš pradžių labai nesunku. Taip, Hebrajams taip pat 11:3 sakoma, tikėjimas yra maždaug aš mintinai tikėjimas yra pasitikėjimas dalykais, kurių neregime. Jų dabar nematome, bet pasitikime, arba jie realizuojasi, arba tiesiog mes laikomės ir einam per gyvenimą. Daugelį pasakojimų raštuose pasakojama apie didžius dalykus, kurie buvo nuveikti per tikėjimą. Jeigu galite atsiverskite Žydam ar Hebrajam 11 skyrių. Ten labai yra daug tokių galingų pavyzdžių. Mes visko gal nespėsim pereiti, bet kada aš giliai studijavau, apmastinėjau juos, man paaiškėjo daugiau, kaip veikia tikėjimas. Hebrajam arba Žydam 11, čia jau netoli galo Naujojo testamento. Pavyko, Algimantai? Vyresnysis gali padėti jam atrasti. Arba pakeisk knygas, paimk savo tą, o jam tą. Hebrajam 11 jo. Tu gal turėtų šitą kažkur. Truputį gal taip, kur tas mano pačio Hebrajam 11. Siek. Radot jo? Nuo 6 aš paskaitysiu, nes laikas labai greitai eina, o čia tiek įdomybių yra apie tikėjimą. Nuo 6 paskaitysiu. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atlyginama. Tikėjimu Nojus, Dievo perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo baimininkas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti. Tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Maždaug įsivaizduojate apie Nojų, kaip ten viskas buvo. Pasaulis buvo labai nedoras tuo metu, Dievui labai nepatiko tai ir jis Nojų pašaukė pranašu. Niekas nekreipė dėmesį į jo kvietimą atgailauti ir tada Dievas sako Nojui, pastatyk laivą savo šeimai ir tiems, kurie tikės išsigelbėti. Ir jisai tą laivą 120 metų statė. Ne savaitę, ne mėnesį. Ir skelbė Evangeliją. Ir visi matė, kaip jisai stato. Bet jis tikėjo, kiti netikėjo. Ta sėkla išmesdavo. Kam čia atgailauti? Nesąmonė. Išmesdavo, netikėjo to.
neklausė šventosios dvasios. O jo sūnus Marčios žmona paklausė. Ir jie visi dar neįdirbo tiek laiko statė. Ir tas nematomas laivas pasidarė matomas, suprantat, jo, kur buvo tik mintyse, vizijose, ir Dievas sako, aš dirbsiu su tavim, eik į mišką, taip medžius tenai, taip išlenkite, taip pritvirtinkite, žodžiu, mintys ėjo, jisgi nebuvo ten koks nors inžinierius ar kas nors, jūs taip, sūnau, tu tą daryk, tu tą daryk, taip. Matomas pasidarė laivas. Iš tikėjimo, taip. Viltis tapo matoma. Toliau, pavyzdžiui, 11:29. Čia Mozė perskyrė Raudonosios jūros vandenį. Hebrajam 11:29. Skaitau, jeigu jūs pasiruošit. Tas pats skyrius, 29 eilutė. Tikėjimu jie perėjo per Raudonąją jūrą, tarytum per sausumą. O tai daryti mėginantis egiptiečiai prigėrė. Suvokėte, ne? Tikėjo, izraelitai netikėjo tuo. Tikėjo faktiškai tik Mozė. Dievas jam kalbėjo, sako, o dabar Mozė prieik prie jūros, paimk lazdą ir sako, duok, maždaug per vandenį arba mostelk. O jau faraono kariuomenė puolė tuo metu, jau arti buvo. Ir jūra prasiskyrė. Dėl jo tikėjimo, suprantat, izraelitai sako, viskas, mums viskas, kam tu mus išvedė iš Egipto, ten tai nors kapai būtų, o dabar ką sako? A egiptiečiai pribėgo, pažiūrėjo, kad Izraelis eina per jūrą, irgi patikėjo. Sako, ir mums bus viskas gerai. Žiūrėk, jie eina, ne? Suprantat? Priėmė tikėjimą, ne? Ir ko jam baigėsi? Paskendo. Jo. Taip, kada paskutinis egiptietis išlipo iš jūros, dar Mozės tikėjimą Mozė nuleido lazdą ir jūra užsidarė. Ir tikėjimas užsidarė, suprantat? Už tai, kad jie bandė nukopijuoti jį. Ne patys gavo iškvėpimą, bet iš regėjimo, ne iš Dievo. Jie patikėjo to, jeigu jie eina, kodėl mums neiti? Vat kaip keistai įdomiai tikėjimas dirba. Elija iššaukė ugnį iš dangaus, tai 1 Karalių 18:17-40. Irgi susirinko apie 600 Baalo pranašų ir Elija, jūs žino tą reikalą jo, ir sako, Elija sako, o dabar jūs rėkite, aukokite ir padarykite tai. Ir jie tikėjimu tai darė. Suprantat? Šaukit, sako, garsiau šaukite savo dievus. Gal jie miega, ar pietauja, garsiau šaukite. Jie dar garsiau pradėjo braižyti, žodžiu, tenai iki kraujo. Nėra nieko. Tada Elija sako, dabar aš sako. Vandens nėra, apipilkite vandeniu viską, auką sudėkite akmenį. Dabar aš sako, apipilį tikėjimu, nes tai Dievas įkvėpė, suprantat? Paėmė tas aukas, akmenis visus sulaižė, surinko. Toliau Helamano 11, nuo 19 iki 17 eilutės. Bet aš noriu paklausti, bet dėl ko jisai nužudė tus savo priešininkus? 400 žmonių. Todėl, kad jie aukojo vaikus, apgaudinėjo Izraelį, mokino paleistuvauti. Žodžiu, Baalo dievai viską darė ne taip, kaip viešpats norėjo, ne taip, kaip Jehova, jie priešingai darė. Kad kuo daugiau nuvesti Izraelį, Dievo žmonės, nuo tikėjimo Jėzumi Kristumi. Kad nuvesti nuo tikėjimo, suprantat, irgi tikėjimas, bet kitais būdais. Ir sako, gerai, sako Elijas, liko jau nedaug tų pranašų visus išžudyti. Sako, pabandykime praktiškai. Laboratorinį darbą padarykime. Padarė
du aukurus ir visi tada, tik tada, kai pamatė, tikėjimo neturėjo liautis, suprantat? Tik tada, kai pamatė, sako, o vau, viešpats yra Dievas, tik dabar. Nes kitaip ten apgavystės visokios, tos dvasios knibžda prote, vaikus tenai, paleistuva, vaikus aukoja, tos orgijos visokios ten būna tose giraitėse, viską. Ir visas Izraelis nebeklauso viešpaties Jehovos. Maždaug, žodžiu, viskas ne taip buvo, mums tarsi gaila žmonių, bet tie žmonės greuna save ir kitus greuna. Tai sako viešpats, kam, čia panašiai kaip su potviniu, kam tokie žmonės, kurie greuna save, ėda vieni kitus, silpnesnius muša, nereikia. Toks išbandymas žemėje jau jiem tęsti savo gyvenimą nebenaudinga gaunasi. Bet čia kur nors yra parašyta tai, kad Dievas, kad leido jam. Taip, jisai įkvėpė. Elijas vienas nedrįstų. Jisai jau verkšleno prieš Dievą sakydamas, kad viešpatie, sako, visai beveik visus pranašus išžudė, viską, ką aš vienas likau. Maždaug taip kalbėjo, aš tiksliai neatsimenu. Sako, ir kągi man daryti? Ir viešpats įkvėpė, sako, o taip padaryk. Tiki? Tikiu. Tai padaryk viską taip. Ir jis padarė. 400 žmonių. 600 pranašų jau. Tai visiems. Visus surinko, visi galvojo, kad tai balius jiem bus, suprantat, sako visus, iki vieno, kad neliktų nei vieno, kuris neateitų iš tavo pranašų balių. Balių padarė jo. Paskiau, reiškia, buvo taip. Nes buvo daug užmušta Jehovos pranašų. Jie užmušinėjo, jie aukojo. Karalienė ta Izabelė, žodžiu, ten aukojo tos Jehovos pranašus. Tai Nefis Helamano, reiškia, buvo dideli karai, daug netikinti tauta, nukrypusi nuo tikėjimo, kariavo, pradėjo žūti. Nefis sako, viešpatie, siūlau geresnį variantą. Padarykim badą, sako. Jie ilgai tada kankinsis ir gal pradės atgailauti. Viešpats sako, gerai. Nuėjo pas vadą, sako, jeigu jūs neatgailausite, būsite sunaikinti. Ne nuo kardo, o nuo bado. Tai dar nemažai laiko trūko, kol jie netikėjo ir kada jau labai daug žmonių mirė, jie nustojo kariauti ir tada nuėjo pas savo vadovus ir sako, gal Nefis iš tikrųjų teisingai sakė, pakalbėkit su Nefiu, sako, gal Dievas išgirs. Tai dar negreitai jis išgirdo, kada visi labai rimtai pradėjo atgailauti ir sunaikino Gadiantono gaujas. Ar žinot, kas tai yra? Tai yra gaujos, kurios turi velniškas programas, įsiskverbia į vadovybės, į valstybės ir atskirai, ir taip, ir kitaip, ir trukdo žmonėm būti laimingiem. Tikėti į Dievą, iškraipo religiją, žodžiu, visokių keistų dalykų. Ir kadangi žmonės... Kaip jie vadinasi? Čia Mormonų knygoje pavadintos Gadiantono gaujos. To žmogaus, kuris turėjo ten tos velniškus atributus, iš tikrųjų neturėjo, ten rašo, kad ir jis nebeturėjo tų atributų, kur seniau velnias įkvėpdavo pagal savo taisyklės, apeigas, žodžiu, jam tarnauti. Ir sako, kad jį iš naujo įkvėpė, jisai užrašė ir naudojo tos dalykus. Ir surinko nemažai žmonių ir buvo vadinamos Gadiantono gaujos, kurios susipynusios su valstybe ir, žodžiu, daro dalykus, kurie Dievui nelabai patinka. Ir jeigu liaudis balsuoja už tokią vyriausybę, Dievas sako, turėkite tada, džiaukitės. Turėkite, reiškia, jeigu norit, balsuokite už teisę, patys pirmiausia atgailaukite, tada išsirinkite teisę vyriausybę. Maždaug taip ten buvo. Tai čia jo. Ir po to atėjo laikas ir sako, gerai, sako, matau, kad jūs rimtai atgailavote. Ir sako, aš tada melsiuos, sako, viešpatie, sako, aš stebiu, kad Nefio žmonės ir lamanitai pradėjo rimtai atgailauti, kad jie stengiasi jau, nesvarbu, kad daug žuvo. O sako, jeigu jau stengiasi, sako, tada melskis ir aš duosiu lietaus. Žodžiu, tai tikėjimu į Jėzų Kristų daro, nes jeigu
mes, sakysim, tikėsim ne Jėzų Kristų, tikėsim, lauksim, sakysim, aš užkeikiu, aš prokeikiu, lyg, greičiau, man reikia, suprantat, visokių dievų pavadinimų. Nieko neįvyks. Bet kadangi Kristus yra Dievas, sako, gerai, padarom. Jau žmonės pasikeitė, atgailavo. Žodžiu, mes turėtume jau baigti pamoką, bet dar yra labai įdomių dalykų apie tikėjimą, kad jį reikia stiprinti ir puoselėti. Žodžiu, taip kaip mes fiziškai kažką tai raumenis auginam, taip, tai jeigu mes su tikėjimu kasdien pamaitinam jį, apmastome, naudojame galę veikti, tai ne tik tai klausome ir paskiau nieko nedarome. Tada, sako, Kristaus apmokėjimas pradės veikti jūsų gyvenime. Prisijungs prie jūsų sielos, pripildys jūs džiaugsmo, ramybės, daugiau tikėjimo, teisumo, padės įveikti visokias nuodėmes, gundymus, kad nebus, kad taip laisvai tu nusistatėjai, priėmėjai kryptį, žinai, kad tai iš Dievo, eini ir dingo iš minties. Tikėjau, ką aš ten tikėjau, ką užsirašiau, nieko neatsimenu, suprantat, aš savo įkvėpimus rašau į dienoraštį. Ir rašau ir po kurio laiko tyrinėjai. Sakau, supratau. Sako, dabar supratai? Supratau, kad tai gudrybė buvo, suprantat? Apreiškimas, tikėjimas, tarsi iš Dievo, tarsi dar Dievo žodyje randi patvirtinimą. Paskiau, sakau, gerai, kad neužsiciklinau ir nepykstu visai, kad Dievas apgavo mane. Maždaug. Ir iš tikėjimo paskiau ateina palaiminimai. Kada mes rimtai į tai žiūrime ir neprarandame jo, tai tada pradeda atsirasti vaisiai. Medis įsišaknyja, jisai nors ir siūbuojamas, guldomas, bet jį išrauti sunku, jisai žydi ir atneša daug labai gero derliaus. Bandykite užduoti man dar klausimą kažkokį tai, ką mes nagrinėjame apie tikėjimą. Kol jūs galvojat, pamačiau vieną eilutę ir iš Doktrinų sandorų 88-118. Viešpats įdomiai pasakė savo jaunai pradiniai bažnyčiai, jisai sakė, kadangi visi neturi tikėjimų, stropiai siekite ir mokinkite vienas kitą išminties žodžių. Vienas kitą mokinkite išminties žodžių. Taip siekite iš geriausių knygų išminties žodžių, siekite mokytumo, būtent mokinimusi ir taip pat tikėjimu. Dievas neatmeta mokslo. Siekite iš geriausių knygų, tikėjimo pavyzdžių, vienas su kitu dalinkite, kaip jūsų gyvenime įvyko. Ir jisai įdomiai labai sako, vienoje vietoje sako, antras Nefio 9, atrodo, taip vyresnėji. Sako, tas gudrus velniškas planas. Suradau. Antras Nefio 9, 28 paskaitysiu. Čia daug buvo dalykų apie tikėjimą. Ir antras Nefio 9, 28 sako. O tas gudrus piktojo planas. O tuštybė ir silpnybės ir kvailumas žmonių, kai jie yra mokyti, mano esą išmintingi ir nesiklauso Dievo patarimų. Nesiklauso dvasios, suprantat? Dzin. Nesiklauso tikėjimų, nes nustumia juos šalin, manydami, kad žino patys. Todėl jų išmintis yra kvailybė. Ir jiems nenaudinga, ir jie pražus. Bet būti mokytiems yra gerai, jei jie klauso Dievo patarimų. Suprantat? Dievas už tai, kad mes būtume išmintingi, mokyti. Bet kada mokslą naudojame su tikėjimu, labai teisinga kryptimi, daug daugiau galim padaryti ir būti laimingi. Ir įstatymus, jeigu mokslą suderinsim, priminėsim, kad mylėtume Dievą ir savo artimą, suprantat,
Tai ne tai, ką Gadentono gaujos priima. Aš turiu klausimą. Taip. Pas žmogų, reiškia, yra smegenys, ten 2 pusrutuliai, kairis, dešinys, ir jie mokslininkai ištyrė, kad smegenų dirba tik tai iki 5 procentų. O tai Čia geriausiu atveju. jo, beveik. tai ką tada kiti smegenys veikia? Gal čia Dievo yra? Nu, galim būtų sakyti, kad tai yra Dievo rezervas? kietas diskas, jo, į kurį, jeigu žmogus norės, galim daug daugiau prikrauti. Nu, galim būt, kad ten yra atmintis kažkas, bet man sunku pasakyti, aš negaliu, aš tik galiu pasakyti tiek, kad smegenys tai yra, bet kada dvasia išeina iš žmogaus, smegenys tai pasilieka. Ką jie daro ten žmoguje? Tai jeigu dvasia išeina, tai... Taip, viskas, viskas. Jo, kietas diskas neveikia, jisai supranta. Siela tada išeina. Jo siela išeina su visa atmintim, su charakterio savybėm, su visku. Smegenys tai pasilieka, raumenys pasilieka, bet guli kūnas, niekas nieko nedaro, suprantat, nes ta gyvybė, ta gyvybinė energija, gyvybės kvapas, siela išeina, tiesiog palieka žmogų ir jis tada gali kiek nori galvoti su tom smegenim. Batareika baigėsi. Jo, batareika išseko ir viskas. Tada, sako, žmogus žiūri į tą batareiką be energijos iš viršaus ir stebisi, supranti, kaip aš ten gyvenau tam kūne. Nu, maždaug taip, vat. Žodžiu, tai yra rimtas dalykas, tikėjimas iš vis reikalingas, nes mes jeigu netikėsim, nei mes norėsim eiti į darbą, nei mokintis, nes jeigu netikėsim, kad mums ten neturėsim vilties, kad atlyginimas sumokės kažkaip tai kada nors jeigu mes mokinsimės mokslą ir netikėsim, kad ten tas mums mokslas padės kada nors geriau gyventi ar ką nors, tai darom tikėjime. Bet sielos išgelbėjime dar prie viso kitko turi būti ir tikėjimas į Jėzų Kristų, mūsų kūrėją ir mūsų gelbėtoją, jo atpirkimą ir apmokėjimą. Ir aš liudiju, kad aš to tikiu, pilnai tikiu ir myliu savo viešpatį ir leidžiu ugdyti, keisti mano charakterį, kur ten dar atsiranda kaprizų visokių, viską, bet aš sakau viešpatį, jaučiu, kad nenoriu to daikto daryti, nenoriu daryti, bet dėl tavęs padarysiu, nes tu geras. Ir džiaugiuosi po to dėl to. Tai va, džiaugsiuosi, jeigu mūsų klausytojai, YouTube'ės kanalo klausytojai parašys mums vieną kitą atsiliepimą, pasidalins, padės patiktuką kokį nors, nes noriu tiesiog, kad Evangelija sklistų, kad žmonės išgirstų Kristaus tiesą, kad būtų geresni ir patys džiaugtųsi tuo. Ir tai sakiau Jėzaus Kristaus vardu. Ir padėkosiu mūsų viešpačiui. Dėkojam viešpatė tau už gyvą žodį, kad tu laimini savo vaikus ir kad mes galim priimti, jeigu nesipriešinam į savo širdį ir džiūgauti. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.